Su kapuota. Šiandien kažkaip mums su kelionė labai nesiseka ryte. Įsivaizduokit, Mongolijos stepėse sutikom vieną mašiną ir padarė avariją su džipu gale. Per kiek čia dienų, 3 ar 4, sutikom vieną mašiną stepėj, kur ir sugebėjom padaryti avariją, tai numušė veidrodį biškį bamperio. O dabar eilinis stumimas. Žiauriai geras šoferis, moka vieną žodį – pizda. Jau kai stojam, sako pizda. Davai, davai. Iš galo? Nu įdomiai iš čia. Jau buvom dakėlę, modė sakė, kad duosim po pitaką arba atpinigių. Po to jau taip gerai vairavo, sakėm, duosim po 10, o dabar jau krenta kaina. Su kiekvienu tokiu stumimu atminusuojam po eurą arba atpinigių nuo kiekvieno. Ne, jis vairą tegul tiesim. Jis jau per daug sniego papačią pristūmė, jis jau pilvo kabinas. Jis tada sutaužyti, jeigu tą sustabinti. O ten tolumoje matot kaimelis, jurtų, namukų yra, o šiaip yra tokių pavienių varai, kažkur vidury laukų banda avių, ar ten kažkokių arklių ir vieną jurtą stovi. Kosmosas. Visai nieko tas Leono džipas, jo. Nufilmuok Leo, kaip tau regas tempia. Ir neištempia vis tiek. O dabar išlipo. Kelionė tęsiasi, trumpi nesklandumai. Turim vieną didelę bėdą, neleidžia mums viršininkas jurtai su mantu pagyventi. Tai niekam neapkalbinom, kad leistų mums pernakvoti jurtai pas vietinius. Biški pamaišyt kraują. Sveiki visi! 4. dalis. Atvažiavę su mašinom, grašteliai išrikiuoti. Chebra pasiruošus, Dariukas muša kvadratą. Ir šiandien eisim į zonas, baigęs prasižvejojimai. Šiandien jau pradėsim kvadračiukę muštis. Tai įspūdingas oras, iš ryto net dvėjojom važiuoti, nevažiuoti, nes ten pūtė labai stiprus vėjas. Ir dabar kiek jutiminė, modė? 29. 29, ne? 29, tai taip pūsai šala. Bet vėjo didelio nėra, tai kažkaip. Įdomus šitas oras, įdomi ta gamta. Laukiu aš kada bus to vėjo daugiau, įdomu ant to vėjo. Aš įsivaizduoju būti šikna, jeigu kokie 8 metrai, mirtis. Čia biškai negerai atmušiant šitus angulus. 4. treniruočių diena baigės ir Arūnėlio komentaras. Nu, per 3 valandas 7 kibimai. Jau gerai, Artūrai, ponas Artūras. Kaip jums šiandien sekės? Gerai. Jis dar motyvuotas, jis normaliai. Oi, kokį kojų pagavo. Gerai sekės. Ir dar noriu, kad laiką pratęstų. Jo, ir šitam kvadratė palikti jau nėra, kur aš kvadratė ir... Va ir baigęs Mongolijos malonumai. Tai porą žmonių kažkas dar papuolė, aš padariau 8 sekėtės, pagavau lygiai 3 žuvis. Tai... Ir per varžybos manau, kad bus tokių sunkių zonų ir reikia aiškintis, ką daryti su tuo ešeriuku. Tadas užsėdo, tai nors pakaifavo čia gale. Bet nebuvo kur lysti. Na, kaip jie, 2, 3 apgręžtas. Apgrėžė kas nors, nuėmė nuo tavęs ką nors ar ne? Nieko, ne? Tu gaudė, o kiti visi nieko, ne? Tai va tas ir įdomus irgi dasigrėžė. O, lampatis. Skadukai gražiai žuvis, oi gerai, čia 2 kilogramai tikrai yra, gražiai, stambi koja, žiauriai gražiai koja. Ne, o pas mane va tokie va 2 ešeriukai ir mažytė koja. Tai sunkiai, kuo giliau mišką, tuo
storesni partizanai prilaužėm grašto, per 3 dienas 3 graštus sulaužėm, tai sulankstėm, tai iššalo palikom, su peikena turėjo mongolai išdaužyti. Ir šalta. Saulutė išlindo, gal truputį biškį geriau, bet dabar pirštinės nusiėmiau. Rankelės gelia, reikia jų kamerą ir slėptis. Va, kokį draugelį turim. Va. Rinktinės draugas, jau ne pirmą dieną su mumis. Ta šuo. Blusių žuvis ėda. Perduok linkėjimų. 1-9-4-0, o mano laimikė štai, šuniau nevalgyk, buvo po to nebus kas vert. Jūs man pasakė. Jie močia tato 1-9 buvo. Pagal muziką bėgam. Ric, 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 ric. Tai ką, galiu laužyti tradicijų, sveiki visi. 5 treniruočių diena. Šiandien iš tas oras šiltas. Nuo ryto šilta. Čia mūsų kvadratas jau panašus į pasaulio čempionato dydį kvadratas. Šiek tiek mažesnis, gal 20 metrų, bet ir mūsų mažiau, 2 žmonėmis negu bus per čempionatą. Tai sakykim, kad panašus. Tai vat. Gyliai čia įdomus, yra kalniukų. Bandysim, čia vakar mes biškai jau vakare paspiningaut buvom. Radom mažesnių gilių, didesnių, mums to reikia, nes sektoriuose irgi bus vienur daugiau, vienur mažiau. Ten, kur sekliau, tai kol kas ešeriukai pagrindė dominuoja, kur giliau koja. Tai va čia bandom, kaip ką esame atrinkę. Yra daugiau, gal esam atrinkę to, ko jau nereiktų maždaug naudoti. Yra nepasiteisinusių dalykų. Gal dar patikrinsim kartą. Bus matyt, bet kol kas jau yra kai ko jau nenaudosim. Tai vat kampe čia leonas. Tavo toliau Arūnas Koska. Marius Ičiauskas, čia Artūras Kvirba. Modestas Kminavičius, Deividas Račkauskas, čia Tadas Turauskas ir Marijus Eigirdas. Tai va dabar šitam kvadratį darom treniruotę. Pusė žmonių dirba su vienais aukais, pusė su kitais. Kad dar atsirinkti kas, kada vesti. Realiai tai jau maždaug yra parinkta per tas 4 dienas. Reikia tik užsitvirtinti ir pažiūrėti, ar tikrai tą, ką reikia, išsirinkom. Mes dar turėsim laiko, jeigu kas ir kažką dar pakombinuot, pakeist, kad ko būtų geriau per varžybas. Šiandien oras iš tiesų pasaka, va, jau atvažiavus, netgi jau šilta, sakykime, jau šiandien šilta. Šaltukas nebekanda, saulė nunečia, po pietų bus, reiškia, iš viso galėsim jau su maikėm lakstyti net po pietų. Vakar stebėjom mongolus, mongolai darė treniruotę tam gilį, kur daugiau ešeriukai dominavo. Pas mane vakar irgi ešeriukai dominavo, iš 3 žuvų 2 ešeriukai. Čia kol kas mūsų komandos lūzeris didžiausias, bet jisai patrenkęs lūzeris, pravaržybos kaip ir vineris būna normalius. Jo, tai vakar mongolus stebėjom ukrainiečius, bet jie skirtingi kvadratai ir skirtingi giliai ir žuvis buvo. Ukrainiečiai darė ant kojas, giliau, nes čia kol kas įsiaiškinom, šiuo metu bent jau yra koja pagrindė ir jos daugiau nuo 10 iki 12 metrų, o sekliau jau kas eina nuo 8 iki 10 dominuoja daugiau ešeriukas. Žviegia valas, bus gerai. Bet tarp tų ešeriukų būna normalių ešerių bonus. Vakar mongolų stebint, ten vienas tikrai rado masišką eketę, ten kiek stebėjau, tai ten neišmušama buvo.
ten pagauna kokius 5-6, tarkim, tokius iki 100 gramų, bam, 300, vėl gaudo mažiukus, tai ten manausiai ir daugiau pagauna, nes mongolai vakar jau žaidė su savo asistentais, suskojau kaip per normalias varžybas, jie ten lakstė, bėgiojo, kas nebūdinga mongolams, šį jie nelakstantis būdavo, tobulėja, žiauriai tobulėja mongolai. Namuose. Labiau jo, jie namuose. Vienintelis šansas jiem laimėti yra namuose dar. Kitur nelabai gali. Nes kitur po to jiem irgi nuvykti ir taip toliau yra finansai, tai nuvyksta dažniausiai nestipriausio tie, kas turi finansiškai gali sau leisti. O šiemet, sakė, atsirinko pagaliau stipriausius. Jo, šiemet sakė jau, jie visada atsirenka stipriausius, tie Stipriausius finansiškai. Jo, stipriausius finansiškai anksčiau, o dabar jau čia vietoj, tai jau dalyvaus tie, kas yra stipriausi ant žvejybos. Tai dėl to buvo aš vakar, kurį stebėjau, kuris ten turėjo daug ešeriukų, tai iš tiesų ir technika jo jau, fantastiška. Iš rėšiuko gražiai kerta, Modė, ant moliuko nieko, ja. Ant moliuko nieko neįbakst. Tai dar anksti. Normaliai turėjau būt. Tai va taip, o ukrainiečius stebėjom vakar, tai buvom nuvarę, tai jie kojytės, bet kažkaip šiuo metu, jeigu pirmom dienom, bet ten aišku buvo kitos zonos, buvo tų kojų skerdykla, tai dabar jų yra iš tiesų nėra taip, kad ten liftas muštum, atvarai 1-2, eini į kitą ir sunkiai kol kas su jom. Tik žinom gilį, kurios pagrindė laikosi. Tai ukrainiečius irgi stebėjom, tai jie kojas gaudė, tai nemasiškai, bet jų pagavo. Ir išlenda čia tų kojų, kur pirmom dienom tokių mažyčių negaudėm. Dabar jau prašauna tokių iki 50 gramų, kai mes čia visas virš 100 gaudėm beveik. Šiaip va ten va toliau ukrainiečiai treniruojasi, jie ten dabar treniruojasi, kur mes vakar treniravomės. Nes ten realiai irgi gilis yra 12 metrų, 11, 12. Jie reiškia vėl ant kojas. Mūsų šitam sektoriui šiandien yra ir kalnelis, kurį rado Toska, nes ten įdomiai. Įsigrėžė pirmą eketę, buvo 11 metrų, 5 metrus 8 metrai, o už jo Artūras Kvirba išgrėžė vėl 11, 10,5. Ai, kaip tokį liežuvį? Jo, va, dabar mes buvau kosmosas, Artūras, kaip gilio? Sako, va, 10,5. Sakau, kaip čia taip, o Koskas man pirmą eketė ten 11, tarp jų, va, ten, jeigu žiūrint, tai tarp jų... Jau Artūras molina. Artūras dažniausiai pirmas atsidaro. Jis turi kažkokį sėkmės faktorių pirmą žuvį ištraukti. Jo, pirma Mongolijos žuvis buvo Artūro pagauta. Jo, jisai kiekvieną dieną beveik pirmas randa tą žuvį, pirmas iškrapšto, o po to įvairiai būna, išsilygina, pasėda ir taip toliau. Bet čia kol kas varžybos tik tarp savų, tai čia kaip ir... Deividas vakar tik tai 3 žuvis, 8 eketės ir 3 žuvis. Čia yra šiaip, skaudu. Sunkiai man ta Mongolija, kai skers buvo ir to blogai buvo. O kai pagauti reikia, ne Lietuva, kad kur nori dasigrėžiai dar, kai jau 8 eketės padaryti per 3 valandas jau sunku iš tikrųjų fiziškai. Jo, iš tiesų čia 2 pirmos nieko, 3 dar nieko, 4 esu, po to jau vis sunkin. Iš tiesų sunku. Dabar dariau startui specialinę šeriam 2 skirtingais dalykais. Vieną jaukų, kitą molio, kad pažiūrėt, kas pranašiau. Tai per 4 metrus dariau 2 bazės po 2 eketės, tai jau 4, kai grįžiau, jau taip reikėjo, jau giliai kvėpavau. Iš tiesų jo, tas 1,5 kilometro aukštis atrodo nieko, bet jisai reiškia, yra tas padusimas greičiau biškį dar. Bet dar manau per tą savaitę su biškiu dar mes čia priprasim prie to, nes atrodo jėgų yra, bet pradedi gręžti vieną nieko, antrą jau taip ir ta tokia pompa atrodo iš niekur atsiranda greitai. Gali būti daug aukščių. Va, ir Koska dabar ten mojuoja jau kažką. Ešeriuką turbūt turėtų, nes ten kaip tik jau 8 metrai. Koska, ešeriukas? Kuoja. Bet tai kuoja.
Valo, transportui nedaug. Tadas turbūt silpnas, kad ją taip lėtai traukia. Gali būt. Mes matėm, kad jau jį traukinėjo į eketę. Ne, šiaip koja graži. Šiaip jos čia per tokį gilį nėra per stiprios, todėl kad ten ant 12 kai įkerti, tai kol jie iki viršaus datempi, tai jinai jau pavarsta. Tadas siautė. Čia įsikūrė tadukas. Šėriukas čia. Kojytė. Ant kiek va mažesnė. Tai va, Tadas vėl kažką atrodo, bet jeigu vėl koja, tai žinokit, čia ant Tadų duosim kokį gantelį, kad pasportuotų biškį. Tadas žvaigždė kol kas startą. Nu, Koska dar Arūnas kažką turėjo, nu, bet neišėmė, tai neišimtas nesiskina. Ai, va dabar Koska įvarė Lampačių. Visi kitam gale sektoriaus, tai dabar jau Tado laukiam. Ištrauks 5 gramų kojytas viso, ai. O, koksai, pažiūrėkit, garbainis. Kaip jis ten vadino, Tadai, papasakok. Gamula. O, koksai. Gražuolis. O jų čia yra. Jau galvojau, kad iš tiesų niekada neteks Deivio filmuot, nes jisai grybauja, bet kažką va kviečia, aišku, už atitinkamą atlyginimą pasičia einam dabar, kažką traukia. Bet jisai gali būt, kad neištrauks, jisai mėgėjas neištrauks. 9 valandų dės į susilieka. Netilp jekėti čia daiktas. Šiaip Tadas ištraukia dabar, nu, puskilinis, geras. Puskilinis? Jo, Tai dabar. va, pareidė pasiūrė. Nu, dabar. O, koksai gražuolis. Tai va, kažkas panašiai ir Tadulio. Gal biškį net ir didesnis. Oi, pagaliau, pirmas Lampačius. Jo, dėlį. Mano šios kurios niekad nepagaudavau. Geras. Bena, padaryk fotkę. Turėjo būti. Tik atėjom prie Artūro, sako, šitai nieko neturėjau, kažkas negerai su ją. Kaip jisai meluoja. Pirma žuvė šiandien. Op. Va, kas negerai buvo. Jisai Koskas ešerius daužo iš specialiai. Koska! Koska labai alkanas, nori valgyti tos ešerius ir vis pavogė ešerius kažkas pas mus viešbutį. Ateinam, kep nebėra. Šiandien panašu, kad turės ką vokti vėl. Aš namo. Tai va, čia Artūras Kvirba. Šiaip vienas stabiliausių Lietuvos žvejų po ledinės žuklės. Tokio stabilumo nežinau dar ar yra. Jo. Dar Taip, Artūrai pagal stabilumą tai pats stabiliausias Dar žvejys. žmonėm primeluok. Žmonės atsirinks, kas meluoja, kas melas, kas tiesa. Bet šiaip rimtai, chebra. Pagal stabilumą, statistiką, tai šitas žmogus yra stabiliausias. O Koskas skaniausia Lampačius kepa. Jo, Koska. 3 dienas valgom ir žuvies skonio dar nežinom, kaip valgom. Va, kad tik prieisim prie Modesto, sako, Lampačių turi. Ne Lampačių, o Gamula. Nu jo, jie ten dzukeliai, gamolais, nargliais, kom jie ten tik O ar žinai, nevadina. Benai, kas yra Gamula? Iš tikrųjų. Ne. Karvė be ragų. Nu tai pažiūrėsim, ar čia karvė be ragų, ar... Tai pažiūrėsim, ką jis čia prisišnekėjo. Tai aišku, kad... Karvė gali būti be ragų, tu man paaiškini. Tai aišku, kad karvė be ragų. Tai yra bonusai. Kiek Benai, 15 minučių? Ja, kažkur, va, dabar einu dar. Tai va, tai modulio maišas. Kuklus. Šiandien bet geriau negu vakar ir užvakar. O, Deivido Lampačius, šiaip reikia labai ir taip... Pas Deivuką yra Lampačius, o pas mane yra Gamula. Va, Va, čia yra va čia tai Lampačius, reikia žuvis. labai ir taip prieit, kad dar pritraukti ją. Tai va. Ne, iš tiesų čia pagal maišelį, nu šiaip Artūras gerai sudavė, sakau, į antrą maišelį ten jums rodžiau jau renka. Mes jos iš tiesų slepiam, nes mus šiandien labai ukrainiečiai nori
nusiokint, ką darom. Ir taip naglai iš tikrųjų niekas, jokios rinktinės taip nedaro kaip jie. Ai, bet mes nekreipiam dėmesį. Jo. Vis tiek jie irgi atsirinks savo, mes atsirinksim savo ir žaisim su savo. O ten jau po to aikštelį pažiūrėsim, kas ką prispaus ir užspaus. Kiek benai liko? Daug. Dar 15 minučių. Dar gali čia duot. Gaila matėlių, bet pažiūrim ar Modestas. Jo, 15 skaityk minučių. Ką pasakiau? Nu, Gerai? Tadas su maišu vaikščias. Tadui iš tiesų Turauskui sunkiausia vaikščiot. Jisai, kadangi yra irgi asistentas žvejojantis, tą maišą tampo jau kaip bulvinį prisikrovęs. Baisulinis maišas. Arba tiesiog tada jisai silpnas, va čia gali irgi būti dar variantas. Irgi galimas variantas. Šiandieną šiknoj. Tenais ant kokį kemcėmų giliau. Ana linija. Paltarūnai šiaip tai kaip atsarginis tas seniai, ne žaidėjas. Ką aš žinau. Ar Eigirdas tik paskaitys. Šiaip pasakysiu vieną dalyką. Aš už tai, kad Arūnas žvejotų. Nežinau ką, jeigu ten jisai kaip anksčiau buvo stata, kad ten jisai šeštuto žaidėjų vadinama, tai pagal tai, kai jisai čia daro, tai nežinau į ką, bet aš jį leisčiau žvejoti. Jeigu gal jisai ir eina, nežinau, ten iš tiesų čia treneriai turi nuspręsti. Bet Arūnui čia yra gerai. Jis vis tiek randa tą gyslelę, randa tą ešeriuką, jeigu reikia. Jeigu kimba kojytę irgi pagauna, tai techniškas. Vieną pim. Tai va, ten dar iki Leono nueisiu ir jau vyksta apie 10 minučių baigsim treniruoti šiandienas. Einam prie Leono, reikia Irinos, kiek biškis skirdėmės, nes iš tiesų aš prie jo neinu, nes jis visada reikia. Pikčiausias žmogus rinktiniai, nežinau, kaip su jo dar žmona gyvena. Rėkia, po to vakarė lenda bučiuotis. Draugiškas tada būna. Visada nelaimingas, vis trūksta, kažkas jam blogai plyšta. Net batus daviau savo, kad tik nezystų. Pasikeitė batais. Gerai, šiandien nešavo kojos. Sakiau, trūsų tai tikrai negausi. Vienintelis naudoja išmaniasias technologijas valūkiai. Mikėtėjai. Nu, parodė, kad atplaukė ir lampačius yra. Lampačiokų irgi. Bet grinai va ant ekrano parodė, kad užplaukė uždrebinau rimčiau ir paėmė. Tai va, gerai, baigiam, jau čia liko 10 minučių, eisim svertis, matuot vidurkį žuvų. Žolininkam iš karto galiu pasakyti, tai žuvį įmam tam, kad pasvert, pažiūrėt pagal pašarus, pagal viską, kas geriau sugaudė, įsivest vidurkį žuvų. Šiaip mes tų ešerių net realiai būna į vidurkį netraukiam, nes tai yra bonusiniai pagrindė žuvis. Tai žiūrim pagrindė kojas dažniausiai svorį vidurkį, nes kojas iš tiesų šiandien gan stambios, vakar užvakar buvo ir labai smulkių. Galvom, kad čia tokių net nėra, pasirodo yra. Tai va, nuo čia kol kas ešeriai tai realiai yra bonusas. Nu, dar vis dėlto nebaigiam treniruotės, einu link Modesto. Sakė, tai mėniui varęs Modestas, einam žiūrėt. Ta savo be ragų ar su ragais ten kažkokį. Taip pažiūrėsim, kas bus raguotas, ar Modestas, ar ten tas. Tai netilps į skyrį. Mes galvom, kad jis čia nori save dėmesį atkreipti, šoka jis ar mo, šiaip kažką daro, vėliai. Jisai pasirodo čia. Jisai čia, man atrodo, mongolų šokį išmokęs kokį jau urkalą. Tik prisėdau, sakiau, jau nebefilmuosiu iki pabaigos treniruotės, tad liko 7 minutės. Kur įvedėsi? Ne, nu kur to, aš jo metro nepakėlęs gal. Va.
Va. Vinio, nu. Sakėm, tai mėlių gal įvarė kokį. Ne, eina tai kaip ešerys. Čia tas, kur karvė be Va, ragų. žiūrėkit, herbra. Valo dar turi ten? Da. Gerai, čia iš tiesų valų turi prisiminėję maždaug kiekvienas ten nuo 20 metrų ir toliau. Va. Tai to valo užtenka, Lietuvoje tai dar žinot būna 10 metrų ir čia kai giliai jau 12, tai 20-25 metrus beveik visi turim, tai turi modestus ką ir pavynioti. Oi, kokie ciutke. Paskui iš tiesų Tu tik pavogė įvesk. peilį iš mūsų virtuvėlės, dabar atsinešė peilį tam, kad biškinės eketė yra užtraukta, tai apvalys bent jau eketės kraštus, jeigu iki įvedimo į eketę, tai dar modestų toli. Kiek valo paprašė? Metriuką, du, daug dievė, jeigu dar į kažkur vedžiojasi. Va, šiupa. Šiupokas. Aš sakiau, kad šiupokas. O, vidokiokai varė. Nu, Jis ne tai šiandien mėlis, bet vis tiek. Šiandien jis eis į kotletukus. Va. Kokia marga, ja. Gražiai. Koks grožis. Mūsų tankas kotais parūko, pradėjo antifrizą pūst lauk. Tai duok dievė, kad nesugestų, bet šitos auksinės mašinos tai bus pizda. Išmokėm vairuotoją vieną žodį. Pizda. Kai užklimsta, sakom, jeigu jis jau pasako pizda, visi žvengia, reiškia lipam stum. Pavargė žiauriai. Sunki dienelė, bet gera dienelė. Kuo nustebino šiandien? O, jau spalva įdomi. Tai va, Ta mėsa. paskutinė mūsų vieta. Pas mus trina daržovės, o čia trina mėsą. Vakar gavom kažkokį keistą, maistas labai keistas čianai. Ir pipirai labai keisti, neaštrus, ne? Pilk kiek nori, vis tiek nesi. Tai paskutinė vieta yra mūsų valgykla, chebra, ir čia ir baigsis 4. Mongolijos dalis. Tai maitina gerai, kaip gerai yra, kas iš vis nevalgo pas mus. Po panetkėm, kad smirda dar ką, ožys, arklys ir avis. Tai kai gaunam avį be riebalų, bet jie irgi mokinas, nes pradžioj gavom labai riebiai, su tuo lajom viskas kepta, o dabar jau kažkaip gerėja. Tai žodžiu, asortimentas tikrai toks neeuropietiškas. Tai laukiam antrą patiekalą ir manau, kad čia nustepsim, nes vėl nėra peilių, ne? Nes čia pagal įrankius gali atspėti, kas laukia. Ateini nėra šaukšto, nebus riubos. Ateini peilio nėra, bus koks guliašas ar kažkas panašaus. Žodžiai įdomi mes čia valgom. Jo, buvo net nėra, bet kaip paskui. Štai yra antras mūsų patiekalas, jau matytas, kažkur tokį panašų pirmą dieną valgiam, ne toj kavinį. Kažką panašaus. Mes tokį nevalgiam. Makaronai, bulvės ir kokia mėsa? Ožiena. Vaskas su pakepšis. Žmovė. Nu ką, kai sako, neturim už ką už viešbutį sumokėti, tai reikia atidirbti. Tai va matė, 2 žmonės virtuvėje darbuojas. Tai kompensuoja tą finansų mūsų trūkumą, tai kažkaip prasisuksim.